aš turėjau pakalbėti kaip šūdą malą rekondaristai, bet aš esu ne rekondaristas, aš rekondaristų tarnas, aš reklamistas. Tai aš pakalbėsiu kaip reklamai malam šūdą. Ir čia yra tokia kančia iš tikrųjų, nes aš dirbu daugiau negu pusę savo gyvenimo reklamai ir dar praeitam amžiui pradėjau. Ir atsimenu tokį klipą, buvo tokia grupė Soundgarden ir Black Hole Sun. Jeigu nematėt klipą, labai geras, pažiūrėkit. Ir ten yra tai, kas vyksta iki dabar, tai aš tokį terminą sugalvojau, didžiuojas čia mano, aš taip vadinu, ir Lietuvoje jis jau prigijo, tai yra, kaip reklamai reikia rodyti be priežasties laimingus žmonės. Tai visi esat girdėję, matė, tai labradoras, žmona blondinė, 2 vaikai, paplūdimys. Ir aš kaip pradėjau dirbti, 99 metais ir niekas nepasikeitė. Ir aš dabar, nedaug čia aš vargau ir parinkau. Tai pirmas dalykas yra visą laiką laiminga šeima. Nes šeima yra laimė, šaly, kur skiriasi dauguma pusė žmonių, atrodo, išsiskiria Lietuvoje. Tai daug čia nereikia vargti, čia yra čia šie metai. Tai čia yra, mano mylimiausias yra oris, nes atsinaujinančios energijos ekspertai taip atrodo. Čia yra, jeigu jūs neturi tokios šeimos, tai ką jūs veikėt gyvenime. Įdomiausiai dalis, pavyzdžiui, Akropolis, taip Kalėdas pristatė, nes visoms jūsų švenčio akimirkoms, čia jau didesnė šeima, tada Svetbankas, tai čia irgi ir dar fainiausia fonai, žali senukai, skraido žmonės, čia mega, ir labai nudžiugino mane, iškas Lidlas tik pakeitė, nuo pasakos atėjo į bepriežasties laimingą šeimą, nes valgo jie visi. Ir čia yra keisčiausia, kad dar aš kai dirbau, tai pradžiai viską fotografuodavom, o po to atsirado Shutterstockas, toks stebuklas. Taigi dabar visi dirbtiniu intelektu džiaugiasi, tai mes Shutterstocku džiaugiamės, nes tada pys suvedi ten laiminga šeima, bumt ir išmeta. Ir kas keisčiausia, kad visą tai perina dirbtinį intelektą. Jis labai sunkiai rodo nelaimingus žmonės, jeigu bandėt. Jam nesiseka, nes yra užprogramuota. Tai čia tokie kaip ABC ir tai yra prakeiksmas ir tai negali to išvengti, nes reikia gražių žmonių, negalima, nes net nepraeina. Pavyzdžiui, IKEA padarė žiauriai gerą kampaniją, ten kaip mama vemia, kaip mažas vaikas, kad nes gyvenimas šūdinas dažnai būna, bet ne, Lietuvoje negalima, turi būti žmonės laimingi. Antras punktas, tai aišku, yra laimingi vaikai, toks durnas posakis, kad vaikai lengviau parduoda ten su vaikais viską. Tai, čia irgi tokia, pienininkai yra visiškai pamyšę, kaip pedofilų reklama, viskas atrodo, nes kažkokia mergaitė labai džiaugiasi ekologiškų pienų, šito surėlių pikniko iš vis kažkokie kaip prigėrė, kaip per šitam Liquid Death yra tokia gera reklama, yra toks nelaimės labai geras Liquid Death, pažiūrėkit. Tai jie viską daro su vaikais, su nešia moterim, bet ten vandenį pradinėja, tokie visi, kaip tikrai užsimetę amfos. Mega šis yra wow, nes reklamuoja nuolaidos kosmetikai, aksesuarams ir valinį ir mergaitė sako, jinai visiškai kažkam, Urmas, čia mano mylimas brandas, Urmas aprangos, visais laikais vaikai normalūs, nekent uniformų, bet šitie yra laimingi, nes, hei, žiūrėk, arba sako, žiūrėk, ryžas ir dar su uniforma, ta prasme, dviguba nesėkmė, o tas su akiniais, pastyčiajimas visiškai. Tada yra šitas senukai, tai aš visą laiką gerai varo. Ir čia tai iš vis kiša duona beatos ir vaikas sako, žiauriai skanu, ta prasme. Jo, pabandykit vaikui duoti duoną su varške ir su, žiauru. Bet nes tai gerai varo, nes švaresni degalai, švaresni plaučiai ir labai džiaugiasi mergaitė, nes net 20% sumažino tėtis, nes man vadinai nevairuoja tos mašinos šitą CO2. Mes NATO tai pastinkam, toks vaikas, kur turi kaip su peruku ant galvos, NATO viršūnų susitikimą. Aš kadangi gimęs, aš padarytas dar Tarybų Sąjungoje, aš atsimenu tokius plakatus. Tik vėliavėlės keiti ir viskas, ten raudona būdavo apranga. Tai čia irgi prakeiksmas, nes tuos vaikus reikia kišti ir visi kalba apie vaikų išnaudojimą, bet man čia yra visiškas vaikų išnaudojimas. Aišku, čia dar gerai, čia dar toks rasiškai teisingai viskas sudėliota, nes vieną tamsesnį įdėjo. Tai tokia bepratybė, čia šie metai, gal turbūt jūs praeit. Tai čia ir aš galėčiau, aš dar istorikas, nes ten sėdi ir rektorius, viskas, vis patirskas istoriją sugebėjau baigti. Tai, žodžiu, viskas tai tęsiasi kaip bepratybė, tokia rodai ir čia laikui pavaldu. Tai jeigu nori išlikti reklamų ilgai, reikia daryti vaikus. Tai trečias yra laimingi seniorai.
Nes būti senam yra pizda kaip gerai, čia tarsi, wow, selfie darai, vaistiniai. Ta prasme, tai tu esi Alzheimerio paskutinėje stadijoje iš tikrųjų. Ta prasme, kaip tu gali selfintis Kamelijos vaistiniai. Tada šitą laimingą labai, oi, sutaupiau 10%, nu gerai, viskas. Tada čia yra iš vis kažkokia močiutė, ta prasme, wow. Ir viskas eina, pilikas tokie peraugę paaugliai ir opa, močiutė, kaip faina, atsinaujinam, čia daro valgyti, nu, toks melas baisus, va, nu, va, taip šeimo ir nutinka. Kepa, matėjo, močiutė, čia verda, eurovais, visi vienodi. Čia gali logotipus dėlioti, kur nori, bet kodėl yra žulikai, nes Shutterstocko nenaudoja. Šitai teisingiausia, aš pažiūrės gerbiu, nes jie sumokėjo 5 eurus įdėjo, o čia tai fotkino, nu visur pinigus ėmė, apgaudinėjo, bet man įdomiausias yra šitas, tai yra kažkokia kredito unija, Lietuvos kredito unija. Taip, čia tipo pankas, čia irgi toksai, ir va, kaip šokti senam, fainas, smagumas. Tai irgi toks bjaurus melas, nes, nu, aišku, seni žmonės dabar yra, šiaip old is the new sexy normaliai, jeigu žiūrint. Nu, nes mes visi senstam ir žiūri fainai, nes sensti statistiškai jaunieji. Aš, pavyzdžiui, dėl to labai laimingas esu. Kuo senėjų, to statistiškai jaunieji, nes visi aplink sensta. Ir gali dirbti ilgai. Bet, nu, galima paieškoti iš įdomesnių dalykų ir labai retai padaromas kažkas įdomaus. Ir mes patys gal vieną kartą esam kažką gero padarę Kauno Akropolį, kad senai žmonėms, nu, bet tikrai, kad būtų nes toks apima gailesčio jausmas šiek tiek žiūrint ir liūdėsio. Nu ir tada ketvirtas labai fainas yra tokie laimingi darbuotojai, specialistai ir dirbantys žmonės. Čia ir mes esam šūdą padmalę. Tai va, bitė mano mylimiausia, tokia, nu tiesiog nuostabu dirbti, visi laimingi, čia batus pardavinėja, vėl Lidlas įkliuvo iki, nu ir čia va mes padarėm, čia darbėksi, kad čia aš. Nu čia visiškai iš nevilties, nes, nu, buvom ką kalėdom pasakyti, nu nieko nebuvo ką pasakyti, o kaip faina darbė švęsti, nu tikrai va, buhalteris sėdi, o šitas tai toks kaip pervertas atrodo, pas mus darbė net ambairių padarė, čia ką kitką įpešė, pamiršau įdėt, patys susivės juokdamės. Tikrai nežinau, kodėl įdėjo šitą mūsų įmonės puslapį, nes man, aš sakiau, nu tikrai labai blogai čia. Ir tas visas klišės, va ten tie lipdukai, nes nieko nėra geriau kaip darbė švęsti tokiam va, ofise, įsivaizduojat? Neinu namo, ofise švenčiu. Tai, nu ir paskutinis toksai, mano labai mėgiamas, tai yra krepšininkai. Nes vis dar pas mus yra toks tikėjimas, kad mes krepšinio šalis, sėkmės jums. Bet visi labai laimingi krepšininkai, visą laiką. Ar jiem dešą įdavė rankas, ar kažkokius proteinus, ar šalia debiliškos katės vilkišį pastatė, arba mineralinį vieną davė kitą. Ir aš žinau, kodėl, ir tarpsne, čia ne krepšininkai, man tai jų negaila. Tiksliau gaila, bet čia jau pabaiga. Gaila dėl to, kad nu, jie turi daryti pagal sutartis, nes yra kerėmėjas, bet koks idiotas gali remti, žinai, ir jisai tada jie turi šipsotis vargšai, nu ir jie negali kitaip. Tai va, šitą mes darėm, čia taip nežinau, bent jau biškiai juokingiau, nes 3 jie padarėm 3 vietoj 2, nes 3 gigabaitai ir 3 Lavrinovičiai. Ta reklama pat uždraudė, nes parašė ta išpratėjusi, Aha. Ai, kaip gali reklamuoti, jie privartom, tai jie kalėjime sėdėjo, nežinau, bet jie, tai ką dabar, reklamą negam duoti vargšų. Nu va, ir tai prisimuoju, nes čia labai viskas vėlai, tai aš turiu tokį laimingumo šūdmalos etaloną, tai čia šių metų reklaminė kampanija, jūs matėte, tai Šiaulių bankas virto į Artėją, tai čia jau yra šūdmalos geras pavadinimas dalykas, bet man labiausiai aš nepatingėjau ir paėmiau tą jų reklamą, kuri leidžiama buvo per teleką visur, jūs turėjote matyti, nes jinai ilga, viskas filmuota, čia dar taip kažkaip gerai pardavė klientų, čia nufilmuosim labai įdomi, taip realistiškai žmonės atrodys, bet aš čia viską radau, vaikai laimingi, be prasties, nu kažkodėl tais, kažkas putas deda, moteris, vėl visas ciklas tas, va, gimė vaikas, čia laimė, jisai, vaikų turi, čia nelaimė iš tikrųjų, nes vaikai yra parazitai, jie atima gyvenimo pusę. Va, dronas būtinai irgi laimingas, tėvukas, nes jis nebūtų šypsas, jisai klube, krepšininkas ir va, darbo vietoje. Ir visa tai yra didžiausia šurmulystė, kad pasikeitė, o šūkis tai tas pats liko, arčiau jūsų, nes anksčiau buvo irgi tai vadinasi. Tai va, tokie dalykai, jie kažkoks kaip prakeiksmas. Visi, kas dirba reklamai, šitą nekenčia. Bet visi kažkiek darom. Tai va, tai mes gal šiek tiek stengiamės mažiau, bet ir mes padarom. Tu va tokia ta šūdmala, tai žiūrėkit ir džiaukitės.
Ir nepamirškite, kad visas gyvenimo ciklas yra jūsų reklama. Va, tai va.